Šiame interaktyviame vaizdo įraše nagrinėjama, kaip taikyti sektino pavyzdžio metodą, siekiant įkvėpti ir motyvuoti jaunus vyrus jų kelyje į geresnę sveikatą. Išmoksite suprasti šio metodo tikslą ir naudą, pasirinkti tinkamus pavyzdžius ir paskatinti jaunus vyrus iš jų mokytis bei išsikelti asmeninius sveikatos ir gerovės tikslus. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Šiandien jauni vyrai gyvena pasaulyje, kuriame gausu prieštaringų žinučių apie tapatybę, sėkmę ir savivertę. Daugeliui trūksta teigiamų pavyzdžių, kurie atspindėtų jų gyvenimo patirtį ar motyvuotų juos teikti pirmenybę savo geroviai. Tradicinis sveikatos ugdymas dažnai atrodo atsietas nuo realybės ar pernelyg formalus. Sektino pavyzdžio metodas siūlo naują, į žmogų orientuotą požiūrį, kuris sukuria emocinį ir praktinį ryšį. Įtraukdami aktualius vyrų pavyzdžius, kurie demonstruoja sveikus pasirinkimus ir asmeninį augimą, jaunimo darbuotojai gali padėti jauniems vyrams pamatyti, kas yra įmanoma. Tokie pavyzdžiai tampa veidrodžiais ir mentoriais, rodydami, kad pokyčiai yra pasiekiami, o gerovė yra kelionė, o ne galutinė stotelė. Kai jauni vyrai analizuoja šios pavyzdžius ir apmąsto savo gyvenimą, jie pradeda kelti tikslus, kurie yra prasmingi ir grindžiami jų pačių iniciatyva. Sektino pavyzdžio metodas yra asmeniškas ir veiksmingas būdas įtraukti jaunuolius į jų gerovės kelionę, nes jis pateikia aktualius personažus turinčius sveikų įpročių ir asmeninio tobulėjimo patirties, padeda jaunuoliams pamatyti, kas yra įmanoma jų pačių gyvenime, skatina refleksiją ir savimonę, skatina tikslų nustatymą ir prasmingus veiksmus. Šis metodas taip pat padeda užpildyti spragą tarp informacijos ir veiksmų. Kai jauni vyrai mato, kaip jų gerbiamas asmuo daro teigiamus pasirinkimus, tai skatina apmąstymus ir atveria duris pokyčiams. Sektino pavyzdžio metodas kuria pasitikėjimą, aktualumą ir motyvaciją. Pagrindinius aspektus reikalingus prasmingam įsitraukimui į užsiėmimus skaitmeninėje erdvėje. Tinkamų pavyzdžių pasirinkimas yra svarbus, norint įkvėpti jaunuolius rūpinti savo sveikata ir gerovę. Jaunimo darbuotojai gali prie to prisidėti, išskirdami asmenis, kurie rodo pavyzdį sveikų įpročių, atsparumo ir asmeninio tobulėjimo srityse, pristatydami viešus asmenis, bendruomenės lyderius ar artimus bendramžius, pristatydami jų istorijas vaizdo įrašuose, pasakojimuose ar grupinėse diskusijose, sukeldami smalsumą ir motyvaciją, parodydami, kaip atrodo įgalintas gyvenimas. Jaunimo darbuotojų vaidmuo be kita ko yra nustatyti sektinus pavyzdžius, kurie atitiktų įvairius interesus ir gyvenimo patirtis. Pristatydami šias asmenybės pasakojimais, vaizdo įrašais ar grupinėmis diskusijomis, jie gali sukelti smalsumą ir motyvaciją, padėdami jauniems vyrams įsivaizduoti, kaip gali atrodyti sveikas, įgalintas gyvenimas. Norėdami peržengti paprasto susižavėjimo pavyzdžiais ribas, jaunimo darbuotojai turi padėti jaunuoliams analizuoti sektinų pavyzdžių elgesį ir pasirinkimus. Tai reiškia, kad reikia užduoti gilius klausimus, skatinančius apmąstymus. Pavyzdžiui, su kokiais iššūkiais susidūrė šis žmogus? Kokias vertybės jis puoselėja? Kokie įpročiai padėjo jam pasiekti sėkmę? Šie klausimai padeda jaunuoliams susieti įkvėpimą ir veiksmus. Tyrinėdami, kodėl ir kaip žmogaus istorijoje, mokiniai pradeda matyti galimybės, kaip susieti pavyzdinę istoriją su savo gyvenimu ir nustatyti praktinius žingsnius, kuriuos jie patys gali žengti siekdami asmeninio augimo. Kai jauni vyrai susipažįsta su sektinų pavyzdžių istorijomis, kitas žingsnis yra padėti jiems apmąstyti ir pritaikyti šias pamokas savo gyvenime. Jaunimo darbuotojai gali padėti tikslų nustatyme, moderuojant realistiškų ir asmeniškai pritaikytų tikslų nustatymą, padedant apibrėžti, ką gerovė reiškia kiekvienam jaunuoliui. Ar tai miego kokybės gerinimas, prisijungimas prie sporto klubo ar sąmoningumo praktika. Atsakomybės kūrimas. Skatinkite pažangos stebėjimą, kad padidintumėte pasitikėjimą savimi. Remkite savirefleksiją ir asmeninę atsakomybę. Paverskite gerovę aktyvę, įgalinančią kelionę. Sektino pavyzdžio metodo galutinis tikslas – įkvėpti jaunuolius padaryti reikšmingus pokyčius savo gyvenime. Jaunimo darbuotojai gali padėti jiems įkvėpimą paversti veiksmais, skatindami juos žengti mažus, nuoseklius žingsnius link sveikesnių įpročių ir mąstysenos. Taikydami iš pavyzdžių išmoktus pamokymus, jaunuoliai pradeda save matyti kaip gebančius augti ir keistis.
Šis perėjimas nuo pasyvaus stebėjimo prie aktyvaus dalyvavimo skatina veiklumo jausmą, motyvaciją ir ilgalaikę gerovę. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 3 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.